mūsų Seimo nariai būtų iš tikrųjų supratę laisvę taip, kaip ją suprato Leonas Sapiega, Mikalojus Daukša, jie nebūtų vakar balsavę, kad galima atimti iš laisvų žmonių pilietybę, išvykusių iš Lietuvos. Tai yra jau nomenklatūrinės bendruomenės, nebe laisvos bendruomenės užgniužusios laisvės samprata ir visi. Senoji kultūra gali mums tuos pamatinius dalykus, kuo remiasi laisva bendruomenė, vėl suteikti, sugrąžinti. Senoji literatūra mums gali sugrąžinti savivertę, nes ji iš tikrųjų leidžia pajusti, kad Lietuva gyveno europinės kultūros kontekste visavertį gyvenimą. Mūsų Lietuvoje rašę autoriai buvo garbinami, šlovinami visoje Europoje, kaip Salierius ir kiti, kaip Donelaitis šiandien irgi turbūt panašiam kontekste, pasauliniam kontekste būtų. Taigi, aš drįsčiau sakyti, kad senoji kultūra, senoji literatūra yra mūsų vėliavos. Sumestos šiandien nelabai tvarkingai, bet ar tauta eidama priekin savo ateitį kurdamasi tas vėliavas susirinks. Čia aš noriu priminti Algirdo Juliaus Greimo etimologiją, kas yra vėliava. Čia iš Greimo tekstų. Vėliava labai aiškiai pasako, kaip lietuviai suvokė savo ryšį su praėjusiom kartom. Vėliava yra vėlių visuma, vėliuva. Lietuviai eidavo į žygius kartu su visais protėviais, sutelkę visų protėvių galias. Ir vėliava buvo protėvių simbolis. Einame ne vieni į priekį, į žygį, o su protėviais. Aš manau, kad šiandien mums labai svarbu susirinkti vėliavas ir neiti į ateitį vieniems. Būtent tos vėliavos gali mūsų ateities sėkmę nulemti. Ačiū. Ir kvieščiau paduoti Sauliui Žukui mikrofoną, žinau, kad nori jis klausti. Dėkuoju Dariau ir Mindaugui ir Dariui už tikrai nuoširdžius ir su dideliu patosu pasakytus žodžius ir jiems pritariu. Bet aš labai norėčiau, kad grįžtume prie mokymo programų, prie tos situacijos, kurioje atsidurs šitoje salėje sėdintys mokytojai prieš savo klases. Ir kaip visą tą patosą neformaliai perteikti. Ir labai pritariu Mindaugui, kuris tiesiog reikalauja, kad būtų sintaksiškai viskas įdėliota rišliai, bet kaip šitą paties minėtą laisvės sampratą, tarkim, kas Sapiega užsiminė, sukabinti į vieną tą tokią rišlę pastraipą kartu su Mažvydo prakalba, Hamletu, Šekspyro ir dar tą eilutę autorių, kurie čia parašyti. Lygiai taip pat, kaip kalbėti rišliai ir nemeluojant ir, neapsimetinėjant apie Donelaičio metus kartu su Kantu, Kanto atsakymų į klausimą Goetės Fausto dalimi ar Karpavičiaus iš pamokslų išvalgos. Šitos rišlius tekstus turėtų pirmiau paruošti akademikai, kad tai galėtų pereiti į vadovėlius. Šiandien to aš nematau, todėl ir susidaro tas fragmentiškas įspūdis viso to. Sutinku su Sauliaus Žuko esminė pastaba. Taip, tai yra iššūkis akademikams. Akademikai turi padaryti savo darbą. Jie pradėjo jį daryti ir turi pabaigti. Tai yra, matot, kokia yra esmė, mes neturim šiandien skaidytis į grupės. Šiandien mes esame lituanistų bendruomenė.
ar mes norim samprotauti tai, na, diskutuodami apie savo misiją, kad mūsų pareiga išmokyti lietuvių kalbos tapatybę mums nesvarbu. Mūsų uždavinys kritinis mąstymas, lojalumas mums nesvarbu. Čia citatos iš virtualios diskusijos. Aš nebejoju, kad tai yra labai gerų lituanistų pasakymų. Kad jeigu tapatybė mums nesvarbu, jeigu lojalumas lietuviškai sakytume ištikimybė, mums nesvarbu, jeigu mes supriešinam kritinį mąstymą su ištikimybė ir nejuntam šitą. Čia tas pats, kai mūsų mokinukai labai rimtai atsakinėja, kad išnyks lietuvių tauta. Kai mes lituanistai sakom, mums svarbu kritinis mąstymas, o ištikimybė nebesvarbu. Ištikimybė savo kultūrai, savo bendruomeniai, savo artimiesiems, įsipareigojimai, tai nebesvarbu. Tai ant kokios šakos mes patys sėdime lituanistai. Kam tada mokyti lietuvių kalbos? Tai visiškai beprasmiškas tuščias užsienimas mokyti lietuvių kalbos, jeigu ištikimybė mums nebesvarbu. Tai va šita sujauktis mūsų galvojimo yra labai didelė. O atkurti ją turim jausdamiesi vienos bendruomenės nariai. Nespardydami kamulio vienas kito vardus, bet dirbdami kartu. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mokslinė bendruomenė iš tikrųjų pajuto šitą ir Mindaugo Kvietkausko kalbą jūs ką tik girdėjai. Iš tikrųjų turim dirbti kartu, kiekvienas padarydamas savo darbą ir viens kitą stiprindami. Mes, kai bendruomenės nariai, galim būti daug stipresni negu pavieniai žmonės ir pavieniai lituanistai, jausdami bendruomenės paramą ir didinami savo asmeninės individualias jėgas, stodami prieš mokinius, būdami stipresni ir mokinius įsitraukdami į tą bendrinę, savo stiprią lituanistų bendrinę ir Lietuvos bendrinę.